Dabar noriu truputį pašnekėti apie mobilus kondicionierius. Kas čia yra, kuo jie skiriasi nuo stacionarių paprastų kondicionierių ir kada jų verta pirkti, kada verta skirti dėmesio būtent mobiloms kondicionieriui, o ne įprastam stacionariniui. Kartais žmonės nuomoja būtus, sakysim, yra nuomininkai, išnuomotas būtas ten pusę metų, metam laikotarpiu. Ir tas būtas yra saulėta pusėje, langai dideli, arba paskutinis aukštas ten prie stogo. Ir nuomininkai, kada karštos dienos nuomininkas jaučia diskomfortą, labai karštą, o patalpos savininkas, tos būtos savininkas nenori skirti ten investuoti pinigus ir dėti kondicionierių. Kaip padaryti tokių momentų, sakysim, pats nuomininkas, aišku, nemontuos kondicionierių, nepalikinės savininkui. Tai kad galima, pavyzdžiui, tokiu atveju pastatyti mobilaus kondicionierius. Pas mane vieną kartą pirko mobilaus kondicionierius, viena moteris, pas ją vaikas serga ir gulėjo ligoninėje. Tai ligoninėje buvo labai karštas, saulėtos pusės vietos. Ir jie, ten, kaip matosi, ten vaikas sirgo ten gal visą mėnesį, ligoninėje gulėjo. Tai kažkada tam susimeta ten su keliais to pacientais ir nupirko tą stacionarų mobilų kondicionierių, kad pastatyti, kad, kaip sakoma, sergančiai vaikai būtų, ne taip būtų jiems karšta. Tai irgi tas variantas, kada galima pastatyti, po to šitą išvežti, pastatyti kitur, parduoti, dar kažką padaryti, žodžiu. Tas kondicionierius yra mobilus dėl to, kad jis nėra pririštas prie tos būto, jis nėra įmontuotas, kadangi montavimo darbai irgi kainuoja nemažai pinigų. Tai jeigu, sakysim, jums čia laikina kažkokia jūsų vietovė, kur jūs gyvenot, būtas, dar kažką tai, arba kažkokį patalpą, kur jūs nenorit investuoti pinigus, statyti stacionarių kondicionierių, o norit tokį, kur atvežti, pastatyti, po to išvežti, dar kažkur tai padėti ir parduoti. Žodžiu, tada šitas mobilus kondicionierius, jis yra aktualus, žinokit. Taip užeisim, pažiūrėsim, kokie yra modeliai, kiek galima pas mus nupirkti, ką reikia žinoti dėl mobilaus kondicionierius. Taip, užeinam čia, kaip minėjau, mūsų puslapys internetinės parduotuvės Komforto būstas .lt, spaudžiam mobilus kondicionierius, užeinam tą rubriką, taip žiūrim, einam, čia yra nemažas pasirinkimas, tai galim kažką tokį pažiūrėti, o sakysim, HTW, ispanų gamybos, spaudžiam, ja. Tai matom HTW, kaip jis atrodo, jis ant raktukų toks, kaip pufikas, nedidelis, kaip sakoma, dulkių siurblys, truputį gal didesnis, nei įprastas dulkių siurblys. Taip, oro kondicionierius, taip, iškart matysim, kaip jis atrodo. Toliau, kaina 289 eurai. Čia kaina nurodyta su PVM, aš manau, kad čia nedidelė kaina. Tikrai pas mus labai geros kainos, ta prasme patrauklios. Toliau vėl, kaip aš minėjau, yra galimybė pirkti įsimokėtinai. Čia irgi didelis pliusas tiem žmonėms, kuris arba dabar šiuo metu gali skirti tokį pinigų sumą, arba nori jį išdėstyti per kelius kartus, ta prasme, kad nedaryti didelių tokių, kartais būna nesuplanuotų išlaidų. Taip, kas toliau mes matom? Aprašinimas. Patogiai transportuojamas, perkeliamas, tai lengvai naudoti, gerą priežiūrą, atminties visokios funkcijos yra, taip, galimybės sukonfigūruoti įveikti automatiškai, arba įsijungti po 24 valandų, nuotolinis valdymo pultas ir, kaip sakoma, parametrai, čia parašyti, kokio galingumo jis yra, koks oro srautas, garso slėgis, matmenys, svoris 21 kg, drėgmės surinkimas, kiek surinkinėja drėgmės, pavyzdžiui, per valandą, 1,94, beveik 2 litrai per valandą drėgmės gali surinkti. Tai rekomenduojamas plotas nuo 9 iki 14 kvadratinių metrų. Tai kad jeigu pas jūs plotas nedidelis kambariukas, gali būti miegamai, dar kažką nuo 9 iki 14 kvadratų, kambariukas gali, šitas modelis jums gali tikti. Žodžiu, gera kaina, ispanų gamybos,
Ką dar reikia žinoti apie šį įrangą? Kad pajungti mobilų kondicionierių, kadangi čia yra, kaip sakoma, vienam blokė ir vidinis, ir išorinis blokas, tai kad įspūstų šaltą orą, jam reikia kažkur tai išpūsti karštą orą ir išpūsti drėgmė, kuri kaupasi nuo to, kaip sakoma, kondensatas. Tam, kad tai padaryti, reikia išvesti tą karštą orą kažkur tai. Tam yra parduodamas specialus toks lango tarpinė mobilams oro kondicionieriam, kaip priedas jis yra. Tai jis atidaromas langas, užklijuojama ta tarpinė, kur atidarimas, ta tarpas yra. Ir ten yra skylė tokia. Ir prie kondicionierių yra tokia žarna. Šitą žarną pajungiame prie šitos skylės. Ir, kaip sakoma, į vidų patalpos neįeina karštas oras. O tas karštas oras, kuris išeina iš kondicionierių, kartu su drėgmė, jis išeina į lauką. Tai tik taip gali dirbti, tai reikia atkreipti dėl to dėmesį. Ir kada pirkat mobilų kondicionierių, reikia įsigyti ir lango tarpinę. Arba gal pas jūs galima kažką tai sukonstruoti, kažkokie, kaip sakoma, tokios diametro skylį, kad tai išeitų į lauko. Tas arba kažkur tai, žodžiu, į kažkokį ventiliacijos šachtą, dar kažkur tai. Bet čia labai retas atvejis, dažniausiai stato prie lango ir taip naudoja. Tai kaip ir minėjau, galite, kaip sakoma, paskaityti parametrus visokius, pažiūrėti. Taip, nustatymą temperatūrą galima mažiausiai pastatyti plus 17 ir didžiausias gali, man atrodo, čia įšildytis jis gali kažkiek iki plus 35. Taip. Tai kad jeigu jums domina mobilus kondicionierius, kuris nereikia montuoti, nes vien montavimo kaina su medžiagom viršyje kainą šito kondicionierių, nedidelė patalpa ir jums reikia per karštos darbo dienos, per karštos vasaros dienos jums reikia atvėsinti jūsų patalpą, kad normaliai užmigti, kad normaliai galėtum ten gyventi, būti patalpoje, kada karšta. Tai šitas išeitis, būtent nebrangi išeitis, ta prasme toks biudžetinis variantas, bet įmanoma, kaip sakoma, įmanoma atvėsinti tą patalpą su šitą įrangą. Tai jeigu kam įdomu, galit pasirinkti kondicionierius, mobilaus spausti, įdėti krepšelį, siunčiam po visą Lietuvą, atvažiuos su kurjeriu, iš tikrųjų gerą kokybišką įrangą, su garantija, su viskom, geras pas mus aptarnavimas, tai kad laukiam, kaip sakoma, pirkėjų ir geriausių jums dienoms. Iki.